Ši savaitė yra Liepos 4 savaitė, o šių metų šventė turi dar didesnę reikšmę, nes JAV švenčia savo 250-ąjį gimtadienį. Ir nors šiais metais JAV politikoje yra nemažai susiskaldimo, Liepos 4 vis tiek yra šventė, skirta mėgautis su šeima ir draugais, su įprastais fejerverkais ir geru senu amerikietišku naminiu maistu. O mums, emigrantams čia Izraelyje, tai kutena mūsų skonio receptorius. Taigi mes išalkę savo mėgstamiausių skanėstų. Dabar prie mūsų studijoje prisijungia du broliai, kurie yra didelės, gausios šeimos dalis. Turime Fivelį ir Mendelį Oppenheimus, kurie yra Bodega Burger Tel Aviv bendrasavininkiai ir bendraįkūrėjai. Sveiki! Sveika, Emilija. Ačiū, kad pakvietėte mane. Ačiū, kad esate čia. Ir visų pirma, pažiūrėkite, kiek meilės yra tarp dviejų brolių, ypač kai dirbate kartu. Ir žinau, kad turite daugiau brolių ir seserų. Kaip jums pavyksta tai padaryti? Žinote, labai juokinga, kad taip sakote. Viskas priklauso nuo tėvų. Gerai, vadinasi, jums pasisekė su tėvais. Galite tuo nebejoti. Jie visada klausia mūsų, kaip dirbate su savo broliais ir seserimis. Aš visada klausiu jų, kaip galima nedirbti su savo broliais ir seserimis. Pasitikėjimas. Mes dirbame kartu, mes palaikome vieni kitus ir mylime vieni kitus. Štai taip. Taigi jūs užaugote Izraelyje, bet jūsų tėvai yra amerikiečiai. Tai kiek jiems buvo svarbu, kai jūs augote, kad prisimintumėte, jog esate amerikiečiai ir kad švęstumėte kai kurias iš tų švenčių? Na taip, kaip vaikai mes visada grįždavome namo, turiu omenyje pas senelius ir galėdavome juos aplankyti. Ir mano tėvams buvo svarbu, kad mes turėtume ryšį su jų tėvais. Todėl kiekvieną vasarą važiuodavome ir tiesiog mėgaudavomės viskuo. Visi tie mėsainiai, bulvytės, visa įvairovė ir visi tie klasikiniai amerikietiški restoranai. Taip. Ir kiekvieną kartą, kai keliaudavome pirmyn ir atgal, labai norėjome tų nostalgiškų skonių čia, namuose, Izraelyje. Ir tiesiog negalėjome jų rasti. Tad nusprendėme, kad turėsime juos atsivežti patys. Žinau, tai tiesiog vienas dalykas, kurio čia nesugeba padaryti tinkamai. Neturiu nieko prieš šią šalį, bet kaip amerikietį tai viena iš didžiausių mano frustracijų. Čia bandelių tinkamai nepadaro. Jie nesugeba padaryti spurgų tinkamai. Žinai, dešrainė akivaizdu, žinai, tu čia lengvai negausi jautienos frankfurtiškų dešrelių. Taigi paaiškink, ką atsinešiai čia. Taip. Turiu tau pasakyti, esu toks laimingas, kad pasakėjai, jog negali, nes dabar jau gali. Dabar mes galime, brangioji. Gali gauti tikras bandeles, tikras 100% jautienos dešreles, mes viską darome teisingai. Tai nepaprastas marinuotas agurkas, tai marinuotas agurkas su krapais. Mes nejuokaujame ir darome tai, kuo tikime. Ir tai yra tikras amerikietiškas maistas. Tikras. O kas yra svarbiausia? Su tuo. Taip. Taip pat mums labai svarbu, kad visi galėtų ateiti ir mėgautis. Todėl mes niekur nesutaupėme ir užtikriname, kad viskas būtų košeriška. Todėl naudojame veganišką sūrį, o šoninę, jautienos šoninę, rūkome patys vietoje. Taigi viskas yra košeriška. Ir viskas yra košeriška. Kaip jūs galite turėti jautienos šoninę, jautienos sūrainį ir parodyti man tai? Kaip? Kaip tai veikia? Kaip tai veikia? Na. Štai jis, štai. Pagrindinė, ji gražuolė. Mūsų šoninė pagaminta iš jautienos, mes ją rūkome vietoje. Mūsų sūris pagamintas iš kokosų aliejaus. Žinote, dažnai deda tofu. Tai nėra tinkamas skonis. Ir tada turite šį epinį amerikietišką variantą. Oho, o bandelės, kaip jums pavyksta jas pagaminti? Vėlgi, jie nesupranta. Žinote, Aš sakau, daug žmonių bodegoje labai domėjasi magija. štai taip. Taip. Ir tu kuri magiją. Tai ką turime? Papasakok apie maistą, nes aš alkana. Ir aš jau pradedu ragauti, tai padariau dar prieš interviu. Taigi, Mendelis, nori pradėti? Papasakok apie dešrainį. Taip. Gerai, taigi, čia yra mūsų dešrainis. Tai iš esmės yra mūsų firminis patiekalas. Ir kas juokinga dėl dešrainių, žmonės to dažnai nesupranta. Amerikos žydai turėjo tiek daug įtakos maistui. Dabar, jei pažiūrėsite į tai, šie dešrainiai anksčiau buvo vadinami frankfurteriais, nes jie atkeliavo iš Frankfurto. Ir tada pasirodė šie žydai. Ir vietoj to, kad gamintų juos iš kiaulienos, jie pradėjo gaminti iš jautienos. Ir žydai atnešė dešrainius į beisbolo rungtynes, į klasikinę Liepos 4 šventę ir į Neitano dešrainių konkursą. Aš apie tai kasmet praneždavau, kai dirbau Niujorke. Ir man nuo to tiesiog pasidarydavo bloga. Bet tai vis dar yra tradicija iki šiol. Nathan's dešrainiai. Tikrai taip. Ir tai vienas žymiausių amerikietiško stiliaus patiekalų pasaulyje. Taip.
Ir taip pat, kas mūsų asmeniškai labai paliečia šiame produkte, tai kai vaikštome Coney Islande, prisimename savo senelio istorijas, kaip jis važiuodavo dviračių prie paplūdimio dar 30-aisiais ir 40-aisiais metais. Prieš atsirandant teismui. Prieš visą tai, žinote, ir tai buvo jo geri senieji laikai. Jeigu pažiūrėtumėte į nuotrauką, kurią dabar matote, tai mano prosenelis 1929 metais Soho, Niujorke. Jeigu atidžiai pažiūrėsite, pamatysite, kad meniu yra Frankfurto dešrelės. Taigi, jis jau tada gamino savo Frankfurto dešreles. O dabar mes esame Izraelyje, tai taip šaunu, po tiek metų, pažiūrėkite į tai. Taip, Gamina dešrainius. jeigu tik jis būtų išlaikęs tą nekilnojamojo turto gabalėlį. O Dieve. Aš net nežinau, tik niekas nežinojo, kuo Soho taps, žinote, po 100 metų. Gerai, tai dabar paaiškink ir apie mėsainius bei bandelę. Viskas čia pagaminta su meile ir pagal tavo slaptą receptą. Tai kaip Big Mac'as, kurios slaptos padažo recepto tu neatskleisi. Tai skirta mums mėgautis ir nežinoti, kaip tu tai pagamini. Iš esmės taip. Bet dar vienas dalykas, kurį turėtum žinoti apie tai, ką darome Bodega, yra tai, kad mes gaminame smash mėsainius. Debar. Mes gaminame tik smash mėsainius, nes tai mūsų nostalgija. Mes vis apie tai kalbame. Jis skrisdavo į valstijas, mano tėtis taip pat daugelį metų dirbo technologijų srityje. Tad patikėkite ar ne, kai Shake Shack tapo labai populiarus, jis parskraidindavo Shake Shack, nes trečiajame terminale buvo Shake Shack. Parskraidindavo Shake Shack. Iš JFK oro uosto. JFK krepšiai, su krepšiais. Taip. Ir nesuskaičiuojamas kiekis dešrainių bandelė, kaip ir papildomam krepšiui. Taip pat, tau teks su tuo susitvarkyti. Gerai, ir kol dar turime laiko, mes taip pat turime vištienos, turime Dr. Peppermint, kaip kas ką tik šventė daktarą. Peperio gimtadienį. Man atrodo, jis buvo balandį. Kiek jam metų? Prie to. 125 metų ar kažkas panašaus. Oho, taip. Mes surengėme gimtadienio vakarėlį ir puikiai praleidome laiką. Nuostabu. Na, ačiū. O aš, ar dirbsite Liepos 4-ąją? Taip. Šeštadienio vakaras. Štai taip, tikrai taip. Mes taip pat siūlome dešrainių rinkinius. Taigi galite pasiimti ir pasigaminti dešrainius namuose ir padaryti tai tinkamai. Nuostabu, nuostabu, labai smagu Jūs matyti studijoje, ačiū, kad pakvietėte. Labai Jums abiem ačiū ir būtinai apsilankykite Bodega Burger Tel Aviv, kur Jūs esate įsikūrę. Kalebačio 14. Štai taip, labai Jums visiems ačiū, negaliu sulaukti, kada galėsiu pavalgyti. Išmokau pamoką, nevalgyti prieš kamerą, nes dažniausiai kažkas nutinka su mano drabužiais. Ačiū visiems, kad žiūrėjote Jewish World Weekly. Aš Emilė Fensis. Su Liepos 4-ąja ir su Amerikos gimtadieniu. 250 metų, mielieji.